Labas rytas. Šiupelis mano geriausias draugas. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Žodžiu, va taip. Vakar išsitraukiau su keturačiu priekabėlį. Arčiau gatvės, ką galėčiau užsikabinti. Opa, keiksnygėlį ir belekas. O dabar reikia kažką patsikasti įėjimą iki trubos, ko galėčiau susirinkti beškį įrankių. O sneigėlį turėjom kokį 70 cm turbūt čia. Valentin Šipeliui takėlį. O, ką operatyvę norėjau pasakyti. 8 rytą greideris jau kaimukė darbuojasi. Stumda kelius. Gerai. Galės ramiai iki miesto nuvažiuoti, reiškia. Dasikasiau pagaliau. Iki trubos. Išsikasiau prie kabaitę lauko, išsivaliau. Žodžiu, reik susirinkti daiktukus, kurių mums reikės kitame projektuke. Nes čia jau kaip ir viskas realia baigta yra. Sudėta vata, pratluksniauta, užtraukta garą plėvelį, viskas yra susandarint, suklijuot. Tų atramų kol kas neėmėm, palikom tep. Pasistatys, ką buvo kažkat pasako, iš čia pertvaras žodžiu ir tada išsipjaus tas laukončias, susiklijaus viskas, jis susitvarkys iki gal. Va toks vaizdelis iš šito projektuko, katruo nefilmavau, nes kapinė buvo realiai čia ko daug filmuoti. Galėsiu įmesti gal kelis epizodus, tur kažkom beškinu filmavęs. Tai mes kelis epizodus turbūt, kaip čia viskas vyka, kaip čia kondarėm. Tadam. Sveiki atvykę į Sąvartyną. Ne, čia ne Sąvartyn, čia mano senus padangikės. Opa. Veinskų kulaitis. O taip čia. Gal ten bazų kukulaičia. Gal imkabiais, nežinau. Ko Renaldis paren? Gerai. Pasimkėm hermetikus. Čia dar gruns, pleistras lieka. Ima krūkų reik pasimti. O, galvoju, kad blikčios nuo to šviesos kamerų, bet žiek neblikčio. Gerai visai fokusuoja. Nu, Renaldai, papasakojus, končiai to ir prisidirbi. Končiai es nuveika, tek prieš kamerą, pristatyk savo darbą. Čia modės pristatinėti. Nu jau tu vis tiek jau praktiks turi. Čia man pirms objektas, tai da, taip garsiai negali kalbėti. Atskilių įsiklijavot? Jo. Maladėts. Svarbiausias klausimas, atskilių įsiklijavot. Kur čia buvo kažkur parašyta. Skylė. Buvo netyčia pokštį padaryta. Nu gražu. Nu, žodžiu, tas pats sens toks, kas matė, kas nematė, nežinau. Geometrika mano, čia tas pats stogelis, kur tvarkėm. Tai dabar turėjom apšiltinti visas stogą jau su vata. Suformuotos įlajos gražia, privestas. Atramų neišsitraukėm, nes anas buvo išlygintas gražia pagal šniuriok ir palikom kažką apėsiam tom balkiok su garą plėvelį. Paskiau jie kažkai užsiklijausiam, o paskiau čia kažkur pasistatys dar per tvarėkis, bamt, pasirems tą įlai, tom galės išimti ir dabar užsandarinti. Nenoriu, kad padoptų nei lašelių tos įlais, ką panas buvo padarytas. Tai žodžiu, taip ir paliktam, toks apipjovėm. Maža ko, kaip sakė, jeigu ištrauks bus pukšti ją pačiu biškilėlį. Tai, kad to nebūtum, paliksiam atramikės. Padėts. O ko modestą šiandien dirbsiam? Gart.
Garplėvelį. Jeigu aš jums duočiau jaučių video daryti, jaučių būtų video 5 minučių, aš taip galvoju, ne? Nebūtų, man atrodo. 8 valandų. 8 valandų, nors su tavim gal ir nebūtum. Tavai jau tink pafilmuoti, tink. Įamžinti. Niekas nesikeitė. Viskas dėl reklamos. Viskas dėl reklamos, taip. Dėl rėmėjų, dėl sekėjų. Dėl mūsų darbo gerovės. Rodome, kaip dirbame. Niekas pas mūsų nesikeitė. Gal ir norėčiau išbandyti kitą garą plėvelį, kokį Taiveką pažiau, Air Guard, ar kažkom panašaus, arba Smart. Bet kai žmonėm pasaka kaina, visi atšokst fantazijai, sako gal kažką pigiau. Tai kažkas pigiau pas mūsų iš tokių labiausia, kas mums patink, tai Eurovent Alu Active ar Active Alu, ką pančia vadinas tą garą plėvelį. Va, prašom. Miela malonu žiūrėti, kaip gražiai viskas padaryta. Jau Modesta galėsiu Renaldž kort brigadą atskirą dirbti. Šiltint namus toks, jeigu norit, kai jums taip gerą gražiai apšiltintum, kreipkitės į Modestą. Susikurs naują YouTube'is puslapį Modestas. O, be šilumos tinklai. Ir jums apšiltins stogą ar sienas ar dar kažką. Nu, nebloga, tikra. Atrodo, gražiai viskas pasidarė, tvarkinga. Vata sudėt. Niekas stebuklinga, kapais laik pas mūsų kokybiškos medžiagos, tai Rokvulio vata, sausa džiovinta, kalibruota mediena ir, kaip sako, visas kitas papildomas priemonės išgauti sandarumui. O, daugiau kažkap nelaba kažkučiai buvo pafilmuoti, nes jau 1000 kartų viskas įprifilmuoti, kaip dedam ton vat, kaip traukam plėvelį. Nu, tik vienas gal kitokesnis variantas, kad šį kartą plėvelį ne horizontalia traukiam, o vertikalia. Pergegnis, mažiau tų sujungėjimo siūlių, viskas pasispaud po makaron. Čia užklėjaut pleistrą, kad tiesiog, kad netyvuliautų tą plėvelį atkerusi. Atrodo estetiškiau, tvarkingiau. Priseinu visur viskas irgi prisandarinta su hermetiku ir su pleistra. Nes prie tų blokėlių labai lygiai tie priklėjautis pleistros kaip ir nes yra nelygiai biš pamūryt. Tai dėjom visur tik palei betoną, tik palei vis kraštus dėjom hermetiką. O sujungėjimų kai kur dėjom hermetiką, tai vat šitiek mes anų sunaudojom, kokį gal 14 ar 15 bonkių, aš dabar nežinau, nepasakys tiksliai, nevatsimin. Va, ir visas karkasas yra pralygintas, kad būtum lygų, tiesų ir gražu. Nu, maunam, su prikabelį ne visai taip smagiai, sakyčiau, važiuoti. Nusiimt kapišon skiauro virš lapskau, nusikasiau tus vis sneigus. Susikrovėm įronis, atvažiavo Modestas padėda iki gal dasikrauti. Ir nežinau, aš maunu iki degalėnį, susipilti aliarkas, vaniai važiaun protestauti. Ar esda važiauti iki to mūsų objektą, nes saktin yra sneiga kalna iki kaklą suvaryti, į nebė kur bedėti daugiau sneigą. Tai bus jaučiu labai įdomu šiandieną. Gal pavyks atsišipeliauti kažkap nors veina mašinį įsiginti, o antrą reiks, nežinau, kažkur kitur pasistatyti, varyti. Bus matyti žodžiu. O, kas ten? Nežinau, jum matos dabar, nesimata. O, pienovežis griovyje. Ople. Nu, tai jau privažiausiam, pasižiūrėsim iš karčiau. Eik tu čia. Ką pavirti šon. Beleka. Ką panantuk ištraukti turi. Reikės įomžinti tokius vaizdelius, kaip atrodo užpustytas miestas. Ir visur visi stumda, vala tik tas, o mes bandysim daplaukti iki objektą savo. Opa, vaikeliai. Važiaunu, tai galvoju, kad nieko gera jaučiu nebus. Gal ir
Nekokia čia ta idėja buvo mano bandyti važiuoti. Nežinau. Gal kap nors. Opa, na čia atpuikščiai daug vis dar. Nu, bandam. Nebėboj tukžiai man savo. Kapsenas geras laikas, sakyčiau. Opa. Svarbu ne į kanalą tik tas. O toliau jau kaip Dievas duos. Nu šiaip, sakyčiau, dognus turėtų dėti įsijaučiu. Kon tik išstumėm Modestoką, bet tep negeraun čia sustoji, teisė čia posūkiaus. Ir aš sustojau dabar to veito ir nežinau, ar aš čia be pajudėsiu. Opa. Po kol kas nieko gero nerodo. Reiks jau atšlipti, biškį atsišiupeliauti prieki nieką, vakalėlę sėdu jo. A jūs nežinojot, ką lingauti rek? O jūs dedat gazą dabar. Taip mums sakė, teimu triškelį lėp mašins pavairuoti, mes va sukibom ir išstumėm. Sakė, jūs nagazaukit, juk lingauti rek, dailė. Jo. Įlėpi mašinį autobusiok, pum, tik tas čiukšti ir išvažiavom, pasikišom beški šiferiaus, beški pelenų ir išlipom, nes jau buvo pasidėjęs lik su balkiu, grinavęs prieks, net nejudėjai į mašiną. Nu davai, šiupelnikų himną. Every day I am shuffling. Nieks nepasiruošė, buvo tokiam sniegeliu. O, pramačiai. New Year's New Me. Ką? New Year's New Me. Aš mačiau tą valandos laiką, kas jiems 400 kalorijų susidegin. Tai šiandien galės saldumyn privalgyti. Nes jau kasu nuryt 7. Posi, čia jau be pateko posi. Nuryt 7 jau su šiupel dar buvau nuzbovai. Įsiradau pas kaimynų laiptinę šiupel. Jau vis taip dar būti. Parodyk, ką už kalną tu tik daveina. Žiaurė graži žeima, kaip į kiekvieną deina. Aš kas susneiga. Montajus nebrek. Tėvo atsivalysiam parkingą transporto priemonėm. Tai šiandien bus koks mūsų tikslas dasikasti iki trubos, o ne? Įėti į objektą. Šiandien tikslas įėti į objektą. Tenais reik nuėti mums. Žodžiu, dalauk. Daug ilga kasėm. Renaldi, parodyk savo naujoką tas kau peršint šiupelį. Didžiausi naujok. Modas be išdėrbis tur mažesnį. Direktoriaus šiupelį pats mažiausi. Nukom, palikau berniukus darbuotis. O pats varau čionais iki mūsų to karkasinį namok. Dasimušau. Reik pieški pasiimti įrankių, nusivežti į vieną objektuką. Tuo pačiu pažiūrėsim, kas čia naujo yra nutėki. O, sandwich plokštis atvažiavusis sandėliuko statybai. Čia viskas tas pats, kamera pakabinta. Mūsų priangis. Čia biški mažiaus neįga negu pas mūsų. Reikėti į triobą pažiūrėti. Kaip čia šilta. Niekur nebenoriu eiti. Taškens, drėgmės surinkėje dar baunas.
kas gero viduj. Išbetonautas grindis visur. Darbaunas drėgmės surinkėja, šildytuvą. Čia įšilta, kaip taškenti kokiam. Ai, saukai gerai. Aš nebenoriu niekur eiti lauk visišką. Fantastika. Kiek čia turėjom? 28 laipsnių šilumos, drėgmės 53 laipsniai. Sumažėjai, biški, sakė, žiaurė daug vandens ištraukė, nes kai išsipylė grindis, tai buvo labai daug drėgmės sušokė. Nežinau, o jų matysės, ne, bet įdomi, čia kabėjai kondensatų, kai lašiuką kabavo atvažiavęs prieš tai, kol nebuvo drėgmės surinkėjai visų pastatyti. Tai tokiai pakš, į palėk matytis, tai kur grina vandenuks kabėjai. Keista. Vienur švariau. Vienur daugiau tų taškiokų. Nežinau, čia jų matos biš gal atsispin labai. Nu, veimpli vėl visai švari, o kitur matos, kur lašiukai kabėjo, ten ir paliek tokiai. Gal išdžius. Bus matyti. Įdomu. Kas čia vyks, kai įsivėliau, man čia reik pravažiuoti, o čia kas sneiga vež laukon iš miesto. Ką aš turiu su prikabelčiu apsisok dabar. Žiaurumėlis. Žiauru. Kažkaip nejaukia, aš pasakysiu, stovėti ar tos technikas čia. Ką aš taip sugalvojau, čia turiu važiuoti, ne pats nesuprantu. Ten vėl policijai. Kels užtverts, jau čia ir valo viskon darbaunas, nu žodžiu, fainė. Jūs tik pažiūrėkit, kaip gražu. Aš neatsimint, kad besmat steigsniai. Norvegijo kalnus, nebent tik tas. Visos gatvės žiūž, technika vala, grederiaun, sem, vež, kraun. Wow. Kosmosito. Pažiūrėkit, kiek čia suvežta sneiga ir krūva sneiga suvarytas. Wow. Paskambinkiam Modestu. Paklausiam, kodėl dar nedarbė. Po 8:20. Alio, Nu, labas rytas. labas. Kodėl jūs dar nedarbė? Nes aš biškį sumfeilinau. Kom prifeilina? Ai, tiek. Kas buvo pramiguje? Rens pažadin. Penktadienis pusvalandžių ilgiau vadinas. Bleva, Rens pažadin. Pripatranės dabar. Gerą, lauk, davai. Kun sakam, bišk sufeilinau. Matot, koks tas ir gyvenimėlis. Šiandien į penktadienis, o norės, sakys, ne, bišk galum čia pabaigiam darbą. Nieka. Pusvalandžių ilgiau šiandien. Viešus prisipažinėm, skudė vėluojate darbą. Užsipelk iš kartą. Nu, pelk, kol šilts variklis. Renalda, kelins į 4 toną šią savaitę pažadinį. Šį savaitę pirmą. Pirmą, ne šią savaitę. Bet jie reguliarią nepasikarto. Kas pasitaikė. Gerai, susipilk tom pamazok, kol šilts motors. Gerai bus. Surakt. Oba. Svarbu neįmest, surakt. Pagirdykime šitą žvėrį.
žeminės kelk iš daug. Na, dumblo nepakabink tik tas. Stigma boy, stigma boy, stigma boy. Agir direkt pasidaryti before and after. Čia bus before. Beiškai reikia apsitvarkyti bardakėlį, nes tau du parčiuką niek nesitvarkė nauduštas. Nė laika, nei dirb. Meiktam dar. Mei prameikt. Turėjom tiesiog vienas sluoksnis su USB. Viršau beiškai gipsą pasą trek palėpti iš karto. Parodyt, kon turėjom pasidarę. Meistrų darbus parodysim. Va. Čia turėjom USB susuktą, taip pat gipsą. Čia kažkaip per tvariai statysės, dabar nieką nesukam, nes dar ten santechniks nepabaigęs. Tai paliekam šitą kampelį taip. Va, iš likučių sukiš polistirolis į stogą, nežinau, čia gera idėja buvo, ne gera idėja. Bet jau, kadangi šito nuosavybės vieneto turėtoje, su kiškiam, sakton, polistirolį ir lubs, aš manau, kad blogiau nebus. Tai ir, sakykime, veito 5 kokių vatos bus 2 sluoksnė po 2 cm polistirolio. Bein tarp makaronų tep sudėt sluoksnis, va, tenais. Ir beins įklijaut ant viršaus sluoksniukas polistirolo. Ir čia reikia dabar viską susitvarkyti, nusikelti ją apačią. Reikia pasikabinti kažkur lazerį. Ir, žodžiu, tikslus yra toks, kad reikia pasiruošti grindis, tas lagis, medinių grindų montavimui. Tai, kur dabar Renaldis modės atkraudinėja iš šoną, žodžiu. Ir reikės sumontauti grindelės. Tik tas noriu pasitikrinti, kiek čia viskas yra lygų. Nes man rodos, kad lygų nelabai čia ir tai kažkon reikės borti. Ir, žodžiu, parodysime. Ar esi mat prailginam greičiau, žiūrėk, Renaldį patrauk už gal. Gal iš temų? Opa! Extended level. Va, prašau, ką nori. Va, į kas pasaika vyra negal dirbt tvarkingą, ne? Ką? Pasižiūrėkit. Tvarka ir teisingumas objekte. Ui, švaru, gražu. Turėjom erdvės pagaliau. Šmukšt. Kunč vagi. Rekvatos veim po akį. Kažir parok ultra. Tik matau, nematau koks ir. Koks matmo. Ką? Jo, 4 paimk. O, 56. Čia, gera, bus tekstas, viens pakils, ten te patė primiksausiam visko. Ten už išmilgėnių į antrą posį. Aš pasveikiausia, nebijok. Ten būtų, ne? Jo, svek į antrą posį. Ok, Renaldai, pristatys mūsų planą. Ką? Mūsų planą? Nu, Aš to supratau. nelabai supratau planą, ne? Noriu pasidaryti perimetrą. Taip, parsivežėm plokščių, susipjaustėm pagal matmenauzerį. Modės,
Paskui kūšį čia nešys, ne vat. Tau mylimiausia, ne? Žodžiu, susipjaustėm plokšteles. Reikia išsilyginti. Kasi? Reikia išsilyginti grindis, nes jos tikrai nėra lygios. Va tepšto visur. Tai idėja ir tokia. Turėjom lazerį pasistatę. Susirondam žemiausią kampą, kur yra. Palėjanom prisikabinam USB, kai visur veinuoda, nusileidam pagal lazerį. Tai kai kur gausies lygia, kai kur gausies USB plokštį biški žemiau negu lagį yra prisukta, kai sudėsiam pagal lazeriuką viskon. Ir paskiau turiu tankioką, šlifavimo mašinėlį, ablerkį ir reikės iki USB dasivesti lygią. Nusiaubliauti, kad turėtumėm lygias grindis, nes peršukimo čia ir iki centimetrą su kapeikom, žodžiu. Tai va tokia idėja, gal paprasčiau bus, ką pradėsim daryti, tada labiau gal supras, nes da ir Renaldis nesuprat pakol kas, ne? Like, share, subscribe. Susitiksime už kelių momentų. Mon kamera apkėbu visokias brūdas, kur tai mon ratą iškrėt lauko, nematau. Šitas. Matai, va, žiūrėk. Ką? Vakar gal skaudė biškį. Nu va, technologija. Dabar jau visiems turbūt bus aišku. Fotografs lai fotkin. Aš tam nufotkinsiu irgi tu jau aš tas įtrauksiu į vaizdus. Viskas elementaru ir paprasta. Greičiausiai turbūt būtų kaip išsilyginti grindis. Visą plokštį sudėt pagal lazeriuką. Išsigaudėm toną auksinį vidurkį. Tai reiks paaubliauti. Vidurinis per kokį centimetrą, gal 1,3. Na, ten prie gal bus, ten pačiam galiu gal per sprinkui 1,5-6 cm. Šiaip tapos labai minimaliai abliausias. Daugiausia va aš tas pusiekį. Matos apa. Ir čia bus mūsų nulis. Labai gerai idėja. Išsiobliausiam viskon, paskiau tas plokštis unklijų poliuretaninių priklijuosim. Dabar dar niek neklijaunam, nes norim paskiau tus jaudulius vis panaikinti, reikės apratrinti ar nutepti su beržu, kad išnaikinti ton jaudėsi vis. Ir tada bam, unklijų ant vinukų uosbaką paliksiam ir automatiškai turėjom išsilyginį jau ir lubas apačio. Čia jau žeminti plokštis, kaip ir nebegaliu, nes praktiškai visur USB tūs galų stau lygia pagal gegnį, o čia biški išdidėja. Tai čia reikės dėti kažkokį, nežinau, ar makaroną, ar kažkon dar biški priaubliauti irgi ir bus fantastika. Kabelis įstregi. Ton skyliums tau, nu, prisimink su kuoj gal. Ir bus kažkaip va taip, reik prisiobliuoti lygiai iki USB. Čia jau viskas. Čia praktiškai viskas. Lieka čia. Žinau, pasižiūrėk, dėl to įsakau, dar reiktus ilgesnis tokius užvažiavom. Vo, tai tas toks tokelis. Pietų metas, varom papietausiam. VB remonto darbai. Tvarkom koridorių. Žodžiu, išsitraukiam vieną laidą lauko, nes ant stor ėti po garą plivelį sumontavim, kad nereikėtum plivelės skylių daryti. Čia visai žiūži laidų išsitraukiau iš ten, nes begrįžant laidus kažkas buvo išgrįžęs kiaurą į lauką, nežinau, čia matysis va kiaurą už tos plivelis. Tai išsitraukiau vis kabelis į vidaus eina, vis ton tuok bunta. Ir palikau tik tas kondicionieriaus du šlangus vidaus pertvaro. Čia pans irgi galėtų beveik kelti lauk, bet jau tebūnie čia ir atvesti
Tai tegul būna. Dabar nežinau, reiks kažkaip sugalvoti čia užtaisyti ton skylę visą, nes čia trauk čiongai viskas ta šalts vies pastovė į vat, kas ir labai negerai. Makrofleksą užpučiau, nes šį kitaip neužtaisysiu, tai bišką patrauksinam paspausiu, užteps visur pilna su hermetiko šanom, su makli užterliosiu. Reiks į lauką nuo to laukinį bloką, jau čia atsijungti tus, išsitraukti į vidų, nes čia ir te pati padaryti, va, žiūrėkit, sniegas laukia matosi. O taip dirba mūsų elektrikai su santechnikais. Reiks atsijungti laukon, statyti čia vamsduką, keišti viskom per vamsdį ir paskiau čia apklijuoti, nes dabar tokiu atveju čia niek tu neužklijaus, niek tu neužsandarinsi, čia tiesiai laukas ir, žodžiu, tokie reikaliukai, tokie reikalai. Nusimiau čia plokštį šalin, išsitraukiau vistus kabelis iš tos skylės ir suvariau čia šitas iš eilės tep. Kadėt normaliai ištraukti, nes aniai torpo lėkti visi išorėje, nes čia užsidės garą plivelį, čia kažką prisandarinsiam dar tu veitonon su hermetiku ir paskiau susimakaronins dar vienkart seina ir kabeliai įskydinį parės čionais. Bus biški padariau, negu kad buvo. Netobula, bet geriau. Va, šitep, vėjelis nebepučia, netraukia. Pritepiau hermetikai vis tas skylis pilna. Uždėjau pleistros, kai tik suteipavau. Dabar reiks bandyti atsijungti tos du šlangus iš lauko, nes čia neištraukšanų sulaužys. Bandyti kažkaip išlauk pusį, užmauti vamsdoką ir įkėšti anončia į triobą. Renaldai, leiskite jūsų paklausti, kodėl jūs dirbote su šita vata? Kodėl ne Rockwool'is? Nes neparėmė mūsų Rockwool'is šiam objekte. Negavom paramos, ne? Negavom. Dirbom su Knauf. Jokaujame. Kur čia ir? Ar aš Modesta markeris? Ką? Čia yra iš likučių. O. Rock. W. O. L. А те прошос, Modesta. Rockwool. Mes istoriją gavęs paramos. Paryškinkiam, radau gerą markerį, vo. O. Rockwool. Opa. Palauk, čia parašykiam. Tep. Sponsored by Bidva. Kaip čia rašom? Bidva Group. Oba. Čia mūsų logotips bus. B2. Hop, 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 hop. Oba, Supermans. Stumiklėlė. Už šią buvau krautuvė. Nupirkau šniurioką. Tokį reikaliok, reiks kažko pasiviniuoti apant vamdžiaus. Bimt, ten per sein, biškis kuobu, nes bars laukant tavat laukant šlubu. Renaldai, žiūrėk. Unboxing. Sak, tai imk gerą, sak, jie teik daug rekabliuot. Nesakau, ger nedaug su jies vis teik. Grunder, sak, 3 metą garantija, jie neveik, sak, atvešė atgal. Nes viskit buvo silpnesnė 650 W, čia 900 W, tai aš galvoju, gal biški tos marvis daugiau būsenam. Tai galėsi ištestuoti, tau seka, žiūrsiu ištestavimas kopičias dabar oblarka. Just look, what a shiny blades. Wow. Gal įdadėt dagelę švek pasižiūrėti.
Nežinau. Tuo išsipakuosiu. Šūda tau. Gėleščių nerasta. Galės testuoti. 309 €, jeigu sudegini, žinai, kainavo. Kiek žinau? Na. Sak, imk už 150, sak, tai tikro gero es. Ne, sakau, daug ton, sakau, čia vienam objektau, kol nutarkausiams, kol bus uns metams laukon jau. Kur gerai, kad jie bus. Jeigu nereiks dviejų sunaudoti čia, nu. Nes ukap kitep, vyrukai, galėtumėm pjauti. Galėtumėm bandyti atsipjauti su kreiziuku, bet tuos lagis nestau, kaip čia pasakyti, vertikalę nestau tos lagis. Tai jeigu aš glausiu prie tos plokščiai, aš galiu su pjūklu tepi konusą nupjauti. O su obliumi biški eina pasižaisti, kad turėtumėm plokštumą. Tai žodžiu, teks vis tiek obliuoti, niek čia nepripjaustysi. Nes ten, galėtumėm gal ten kaip per puselį pjauti, mažiau reiktų bliauti, bet paskui, jei kreivą nupjaus, bus sunkiau oblių laikyti, ne? Na. Vėl nešiveina šuona. Žodžiu, bėdas, o jau išpakavo Rokvul. Matot, koks gers, prailgins beišk metrus 22, 56 su pois Rokvulis, naujos kartos. Šlapsa, ne? Va. Ir vėl problems. Kaptin sak, ne Rokvulis, ne Rokvulis, ne? Tepi. Tas jau sausas. O, to neškys. Pakartok da kartą. Sakau, Rokvuliausi, kuoso mažiau. Aš sakau, mane nekart Rokvulsi gerklį visišką. Čia, kaip prisvaiksiam, tu jau naujų, tu, kaip saka, atradimo pivat. Gali net valgyti iš tikrųjų, jeigu esi alkans, požiūrėjai, apeit neprisidėjęs, gali Rokvulį dėti savim. Niek nemačiai. Kuo jis šal gali gumins prisidėti, kad nešaltam kuoj. Daug panaudojimų, kaip saka, situacijai. Va, žodžiu, toks tokelis. Agirdat berniuką, aš jums da paleik, nes jūs turi bišką atidirbti. Sekijėlė, mon, da, aš jums paleiktų bišką, jūs turi atidirbti, aš važiavom pasiim žmonėlis. Viskom parvežiau. Čia sulopijau. Skobų parvežiau. O čia reiks bandyti beišton vomsdį. Kažkap, nežinau, bandyti tom atsipjauti, spaus plivelkiai, kenteik uždėti to vomdžiaus keurą per sein. Ir tik Modestai iš to parodys paslap, ką aš esu galvojęs. O ten turėti nelysti tep. Tai tu jį čia nusipjauk, pasitrumpink, persipjauk tep iš ilgo, suspausenon, apžabens tus vomžius ir ten mukt gražia ir įstums. Bet ne ilgui, galiu kiaučiuk 10 cm neilgesnį. O tai ne tu tėdėsi? Ne. Parodyk datom veidų kartą. Saka, tai ne tu tėdėsi. Kaip tu sako, aš dėsiu. Na arba palik, man aš pirmadienį esu. Sumontaus. Arba šiandien gali susidėti. Gerai, susidėk tau vat. Užsišniuraukit tau. Aš leidu. Velnioniškai šalta laukia. Balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažėmus. Seka pirkioj vakarais. VB statyba. Gera. Iki sekančių kartelių, vyrukai. Ir moteriškaitės, kurios žiūrit mus.